Pirmuko stabdžių upgrade'ai prasideda. Pasiėmėm, tiesiog čia iškrito už tokią patrauklią kainą, pasirodė suportai 1, 2, 3D, kurie yra žymiai didesni, neatsimenu kokį čia pas mane yra. Šitų yra priekiniai 335 diametras, o galiniai 300. Tai jo, čia pas mane žymiai mažesni reikalai. Skardo žiūriu, gal netyčia netgi tils po skardom, bet esmė, kad su priekiu turėtų būti viskas kaip ir ok, tiesiog bolton. Bet galas yra dalykas, kad čia yra rankinio kaladėlė žymiai didesnis negu pas mane. Tikiuosi, kad tik tiek skiriasi, o visa kita susideda. Čia tą sužinosiu mes tiesiog dabar, tuoj. Pabandysiu tiesiog užmest, nes šiaip skiriasi stupica. Ten tiesiog rankinio kaladėlių tas laikymas visas ir taip toliau. Priekį irgi pabandysim užmest, bet su priekiu turėtų būti viskas čiki. Tai aišku, kad pamiršau paspaust, kad filmuotų. Žodžiu, primetėm čia, viskas čia tinka, su priekiu viskas ledas. Išskyrus tai, kad mano žieminiai ratai neužsideda. Reiks kitų žieminių ratų. Oi, tie automobilistai prisigalvoja nesąmonių, visokių problemų prisikuria. Tai va, tai reikia gal kam nors žieminių ratų, pusę sezono padangos važiuotos. Labai puikiai gripina, supranti, viskas labai fainai. Arba gal keist norit kažkas į 17, nes panašu, kad 17 turėjai, o 16 biškių trūksta, jam neužsideda žodžiu. Einam prie galo, čia sudėsim atgal viską vėl, nes aišku, smėliuosim tos supartus, naujus diskus dėsim. Ir jo, dabar klausimas, kaip su galu yra, ar ten susideda panašiai kažkas, ar turėsim daugiau problemų. Ką turim su galu, tai turbūt geriausia, ką aš galėjau įsivaizduoti. Skiriasi, kaip sakiau, tas stabdžiui rankinių. Skarda stabdžių panašu, kad čia ta pati eina visiems, bent jau iki 1, 2, 3D. Nes jinai kaip tik dabar su šitu tiesiog jinai mažiau dengia. Ir jo, čia pas mane tai pats beisikiausias dalykas, be aušinimo galas ir diametras, aišku, mažesnis. Šiaip tai susideda viskas, tinka čia tie atstumai, stupica, ta prasme, aš bijojau, kad stupica bus, kad tvirtinimas suporto bus labiau į vidų, tada neužsidėtų suportas, bet viskas tinka, žodžiu, viskas gerai. Realiai išsispręsti su rankiniu tiktais ir viskas, jokių daugiau modų nereikia. Tai jau galinių diskų išsiaiškinom reikalus. Čia, žodžiu, turime 1, 2, 3D pasirinkę. Originalus diskas, kai matom, diametras 300 ir rankinio kaladėlių diametras 185. Tada turim mūsų 116, kaip originaliai buvo, tas, kas dabar yra. Tai diametras 2,8 galima sakyti. Ir rankinio kaladėlės 1,6. Tai pas mus yra 100,6. Ir tos rankinio kaladėlės šiek nisa proto. Žodžiu, reikia keisti stupicas, kad uždėti šitus diskus. Bet kai nueinam čia rinktis pagal diametrą, suvedžiau, kad man reikia 300 diametras ir 7,5 centriniai skylė. Tiesiog žinau, kad šitie jau nelabai gali keistis. Tada žiūrim, kad vidinis diametras, tai reiškia kaladėlių, mūsų turi būti 100,6. Tai čia 100,6, čia 100,6, du variantai. Šitas yra aukštis, matau, 6, šitas yra 7,6. Mums reikėtų, kad būtų, čia matau, 5 buvo originalus, dabartiniai originalus, o šičia irgi 6. 5, 6, žodžiu, kažkas tokio. Tai reiškia, mums yra tinkamas variantas kaip ir šitas. Rankinio kaladėlis 1,6, 6 aukštis, čia aišku skylių centrinėje ir visi išdėstymai, viskas tinka. Diametras irgi 300, tai žodžiu, prašau. Diską mes šitą paėmam ir turim būtent tai, ko mums reikia ir nereikia nieko modinti. Mažesnis rankinio kaladėlis, taip kaip pas mane, bet disko diametras ir storis taip pat 20 storis yra. O šitos 1, 2, 3D koks storis irgi 20.
Viskas, aušinami. Tokių pačių galimybių stabdžių diskas skiriasi tik tai rankinio kaladėlis. Tai paimam šitos diskus ir be jokių modų susideda stabdžiai 1, 2, 3D. Ką, biškai apturėjom dropo žiemą pasiekmes. Čia, aišku, tokie pabraukimai, tai čia viskas aišku. Įvyko rimtesnis biškai toksai dalykas. Nu, žinot, kaip atšyla, tada tos provėžos visokios pusiau ledinės užšala. Tai žodžiu, ta provėža čia taip draikst. Ir netekau vėl paduko kėlimu. Biškai gaila, reiks pasiieškot gal šito gaidžiukiško dalyko. Visai gerai, kad čia kažkiek dengia tą dugną. Žodžiu, bet čia jau atšilus oram, plus reiktų jam antikorozinį normalų padaryti. Na, o dabar ką, pasižiūrim, kaip ta blokiruotė laikosi, kas pasikeitė su jos stiprumu. Tai darysim tą testuką tokiu pačiu principu, darom šitaip ant to varžto, kad lygiai taip per centrą eitų. Tikslesnis būtų šičia parodymas, bet čia reikia antelį, įsiimt ratą, nusiimt dar kažką, tai čia tiesiog žodžiu. Čia gaunasi padidintas biškį parodymas. Bet esmė, kad žinom, kiek prieš tai buvo, tiksliau jūs žinot, nes rodo ekrane, aš neatsimenu. Ir pažiūrim dabar, kas pasikeitė. Tai turim beveik 85 newtonus, man atrodo, kad daugiau negu buvo praeitą kartą. Jo, apie 85 newtonai. Na ir kai greičiau sukam, krenta iki 70, šiam 5. Tai principė nieks nepasikeitė, atrodo. Bet jau kuo daugiau suki, tuo mažiau būna tų blokavimų. Tai reiškia, kuo labiau prasisuka vienas ratas greičiau negu kitas, tuo mažiau blokiruotė veikia. Ir jinai geriausiai veikia, kai neprasisukia, tik tai bando prasisukti. O kai tik biškį prasisuka, jau neprašiau veikia. Nu, čia tą išsiaiškinama jau aną kartą, bet realiai taip yra. Kas liečia panaudojime, tai nežinau. Važiuojant, nepasakyčiau, kad aš konkrečiai su blokiruotė važinėjau. Aišku, dar tik tai žiemą slidžiais keliais. Vasarą ten ant šlapio ir panašiai tokių nežinau, kaip reaguos tą mašiną lygiant, kaip buvo prieš tai. Bet žiemą kažkokio labai didelio skirtumo nesijaučia. Nu, kaip sakiau, labai nežymiai. Kai žinau, tai žinau, kad rečiau suveikia ta mano e-diffas tas, kuris daro tų lygiai, kad ratai suktųsi abu. Jeigu vienas greičiau sukasi, jisai sustabdžiu, pristabdo tą pusę, kad jie vėl suktųsi tokiu pačiu greičiu kaip blokiruotė, tik tai elektroninė, jinai atsilieka. Tai esmė, kad dabar žymiai rečiau suveikia. Bet būna, kad ir ant slidaus kelio irgi suveikia jinai. Tai reiškia, kad vis tiek paleidžia ir nesukontroliuoja ant. Tai žodžiu, update'as toks, kad niekas nesikeičia, kaip sudėjom, taip ir yra. Bet vis tiek yra ta kažkokia jėga. Beje, tie sriegių klijai panaudoti ant galo, kur užsimauna tas flanšas, tai padėjo, išsprendė kol kas 100%, jokių takšėjimų nėra kaip būdavo anksčiau. Vėlgi, kai atšils orai, daugiau apkrovų gaus, matysim, kiek ten, kaip ten kas laikysis, bet gal net ir pasigydė pilnai. Dar koiliukai mūsų ištini gal tai. Jokių priekaištų nėra, nežinau. Nieko jiem nevyksta. Žiemą, o čia kiek tų šalčių buvo. Nei jie ten straksi kokie, ten kažkas atsisakinėja, nei jie bilda. Žiauriai geras dalykas už tokią kainą, tai kosmosas. Aišku, su tuo dropu ten, su reguliavimu, tai video aš padaręs, visi žinot, kaip ten yra. Reikia biškį pasimodinti, jeigu nori dropo daugiau, arba jeigu labai daug, tai tada nepadarysi. Nebent josi paskui ir pasidės problemos. Bet šiaip tai pasakėlį kasdieniniam dalykui, tai
geras dalykas. Ir buferiai visi irgi, tai ką, priekinis, tai čia iš vis žiemą taip atkentėjau, man jau taip gaila yra. Tiek jisai pragraideriavo, šitas kampas, tai aš nežinau, kiek jis čia turėjo dalykų visokių, čia va viską įtrūko dažai, bet, ta prasme, pats buferis cielas gabale, kiek iš šičia va gavęs jau nugremžta kampai. Čia būtų lievo plastiko kokio, ar ten jau net nekalbu apie stiklo audinį. Čia būtų senai viskas nunešta, o čia viskas vietoj, jokių įtrūkimų, nei vieno. Ir tarpai viskas stovi vietose, žodžiu, šiaip detalės tikrai zeba. Anksčiau jau man buvo gaila žiemą važinėti su normalia mašina, dabar dar labiau gaila, kad čia tokie dalykai darosi. Aišku, ten gali pasikelt koilus, bet ten, žodžiu, kilnuoti juos. Tuo labiau, kad vis tiek neišvengsi tų visokių guzų. Ai, užknisa. Aišku, ten dar šluostai sniegą, tai va visokie atsiranda brūkšniukai, čia aišku šitas tai išsipoliruos, bet, tiesiog žiema blemba yra mašinom peilis visiškas. Labai blogai. Reiktų gal kur nors į šiltus kraštus keltis. Tai va turim labai baisų vaizdą. Buferio priekinio nėra praktiškai. Žodžiu, kas nutiko, tai užmetė. Bet užmetė tada, kai jau viskas buvo gerai. Tiesiog labai slidžios sąlygos pasitaikė. Nors, ta prasme, slidžios, kur nesitikėtum, kad slidžios. Tiesiog šlapias asfaltas, kuris itin slidus. Ir kažkokiu būdu trečių bėgių iš eigos nusuko ratus, ar net ketvirtų gal. Nesmė, kad visiškai buvo nesitikėta ir tiesiog greitėjau į autostradą. Čia Kaune, manau, įsivaizduojat jau, kuri čia vieta yra. Ir svarbiausia, ten jau užmetė biškį, pasitiesinau viską kaip ir okei ir tiesiog paspaudžiau gazą, kad greitėti. Ir tada švystelėjau normaliai šikną. Į vieną, į kitą pusę nesugaudžiau. Galėčiau čia kaltinti elektrinį tą stiprintuvą, kad jisai neatsimeta kaip reikia greitai, bet vis tiek finale pats esu kaltas kaip vairuotojas čia bet kokiu atveju. Tai, gerai tai, kad niekas nenukentėjo išskyrus pirmuko priekinis ir biški galinis buferis. Nes tiesiog visas smūgis ėjo į pusnį ir atitvaras galbūt dar irgi paragavo baltos spalvos dažų. O šiaip tai tokie reikalai. Šikneliai, tai aišku, čia kai visada nelaiku, čia supranti, nes čia biški tada būtų labiau laiku, nieks čia, žodžiu, niekad nelaiku ir tiesiog dalykai vyksta ir ką darysi, turim ką turim. Tai gerai, aišku, kad čia nieko tragiško nėra, tik tais šiaip tragedija, nes reikia galinį buferį sutvarkysim, manau, čia. O priekinį tai sunkiai, čia jau nerinkęs tas detalės, ta prasme, nesąmonė, čia nėra ką kalbėti. Sutrupino gerai, čia kaip matom tas toks atsivėpimas, užkilimas, tai grinai tavo pusnis viską iškabino, išlupo ir išmėtė. Turim bagažinį dar prieš rūkus, dar ten kelias dalis ir nusuko priekį, tai šiek tiek landžeronai pavažiavo į šoną, bet čia nėra didelį problema, nes jie patys, aišku, nenusistūmė. Aišku, nesulinko, tik tai biški pavažiavo, nes tiesiog tas smūgis toksai buvo šonu, toks nuslydimas net labiau, nes smūgis. Žodžiu, ardysimės, tada ryšim turbūt kažkokią mašiną biški attempt tos landžeronus į vietą, maždaug, kad būtų, nežinau, ką darysim su tais buferiais, tiksliau su priekiniu buferiu, nežinau, ką darysiu. Turbūt, kad reikės iš tiuningo imti naują, nes ką čia prigalvosi. Lempa irgi gaila blembas, šitas susiėdė, visi tvirtinimai nulūžo, ana lyg tai plius minus kažkas vietose stovi, kiek gali stovėti, nes visas ūsas pasisukęs, tai ten biški irgi pakentėjo, bet tikėkimės okei. Antakiukai kaip nauji. Turim ką turim, bandom susitvarkyti kažkaip tais, aišku, užknisa tas, kad vienintelė mašina, su kuria žiemą važinėjau ir aplamai dabar, kuri važiuoja ten, tai jo, geriausia, kai turi daug mašinų ir nei viena negali važiuoti, tiksliau su viena tik tai. Tai šiuo atveju dabar pavaikščiosim pėsti biškį. Ir finansiškai čia irgi blemba užkluptas visiškai esu ne vieto ir nelaiku. Nieko, kaip nors. Svarbiausia, kad mechaniškai viskas okei, ten ratai net nepalietė, man atrodo, nieko.
Geras visai dalykas, kad suradom šitus dangtelius. Aišku, priekinis vis tiek jau ateis su buperiu. Šitą tik ką įsidėjau prieš porą dienų naują, nes buvau pamestas. Irgi suradau abi pusės. Vieni pliusai čia iš tos avarijos. Vieni pliusai. Tiesiog galima sakyti, į pliusą išėjau. Toks vat kampukas. Tai va, tai čia galim matyti, biškai, kad sujudėjo traversas, kur sukosi. Aišku, traversas čia labai prilaikė viską. Šiaip vairas tiesiai stovėjo važiuojant, tai manau, kad čia kažkas tai palinko su traversu susiję. Ir šiaip iki šitos vietos, manau, visas veiksmas čia vyksta. Tai esmė, kad čia viskas taip kaip prisukta, manau, aš nieko čia nejudinsiu, neatleisiu, kad, žodžiu, ten nepabėgtų įtampos panašiai. Tai tiesiog šičia vat prisikabinsim virvelą ir timtelsim atgal. Ir turėtų plius minus viskas atgal atsistot. Tai jeigu ką, dar čia arčiau lonžeronų prisirišim, timtelsim, jeigu dar neatsistos lonžeronai. Bet aš manau, kad čia jie turi plius minus atsistoti vietas. Nors, jie patys tai čia praktiškai tiesus yra, tik tai čia palenkta ir kažkiek minimaliai pasukta. Radikų rizikuosim nejudint, čia dar biškai matosi jisai vos užspaustas, nes čia šitą vietą suko. Tikėkimės, kad čia, žodžiu, pasitiesins tie dalykai ir manau, kad čia jokio stebuklo nebus. Šitas tai aišku keisis, teliką irgi reikia keisti. Nežinau, telikas aišku čia gal nėra vien tiek čia tragiškas. Pirmiau reikia atsitempt, pažiūrėti kaip čia atsistos jisai, bet yra aišku pilna įtrūkimų ant to teliko visokių. Tai reikėtų įkeisti čia. Dar patiem. O, palaikyk tai. Gerai, gerai. Atleisk. Gerai. Oi. Dar ką pamačiau, gyvenime nebūčiau patikėjęs, kad pamatysiu, tai suskilinėjo lakas ant spoilerio. Tik tai ant spoilerio. Tai spoilerį mes perlakom, nes ten ta vieta buvo gaidiška ir čia, žodžiu. Jisai ilgai džiuvo, šiaip netaip sudžiuvo, sugalvojau suskeldyti dabar. Prasme, kodėl, kaip. Suprantu, kad ten vieno komponento, bet vis tiek solinis lakas, kur ten turėtų būti jau geriausia, kas gali būti vieno komponento, gal turbūt. Kiek čia turėtų metų kepintis ant saulės, kad suskeldytų lakas. Tai nežinau, labai nekoks čia reikalas buvo, bet mažiausia problema turbūt čia dabar tas suskeldėjęs lakas. O ką turime čia priekį, tai bandžiau atitempt abu iš karto šonus, kad kuo to lygiau atsitemptų ir išliktų ten atstumai viskas, bet labai priešinosi, tai didžiąją dalį gal, sakykime, atitempėm. Ir tada jau pradėjo čia nulūžinėti jau tas balkis, tai tiesiog išpjojom ir po vieną atskirai atitampėm, atidaužėm. Tai plius minus dabar čia tiesiai, aišku, šitie vis tiek keisis,
gaidžiukai, čia tas balkis priekinis. Visa esmė yra, kad lonžeronas atsistotų į vietą. Tai jisai, man atrodo, bent 1-2 mm vis tiek dar yra ten paėjęs ir tas. Bent jau man taip atrodo. Tai dabar kapotas darinėjasi. Viskas, pavažiavo tikrai teisingą pusę, viskas plius minus, nedaug čia trūksta. Tarpais šitas neblogas, anas biški per didelis. Bet čia galima ir sparnų pasireguliuoti. Nėra, kad čia tragedija būtų ir plius gali būti gal. Nors ne, čia tai nepaėjo, man atrodo. Tai žodžiu, kaip ir viskas plius minus ok. Dabar reikės dalių ir viską čia, žodžiu, susirinkti, pasidaryti. Nežinau, dar dėl to pačio teliko, jisai kaip ir nėra tragiškas, čia yra kelios vietos, tokios čia linkimas, čia trūkimas, bet jisai vienam gabale dabar atsitiesino, čia tie visi dalykai. Ir jisai atsistojo, plius minus, kapotas užsidaro kaip ir. Biški vis tiek dar paėjo į ten, bet gal irgi čia eina pareguliuoti dar tą spyną. Reiks pasižiūrėti čia, ką tie telikai dar kainuoja naudoti. Būna pas juos ten jie supuvę dar. Žodžiu, žiūrėsim pagal tą situaciją. Bet kokiu atveju čia labai baisiai greitai viskas nevyks. Nes čia nėra, kad čia šaibonsas taip jau mėtytųsi šiuo momentu. Tai kaip nors po biškį susitversim atgal. Galinio buferio, tai turbūt kol kas visai nieko nedarysiu. Ir dėl tos pačios priežasties. Tiesiog pastačiau viską atgal į vietą, bet čia bus jaučiu reikalų. Plasmasistam čia daug skilimų tokių yra, tai sutvarkyti čia normaliai, nežinau. Viskas įmanoma, tik įdomu, kiek gali čia kainuoti. Tai va, nusėmiau tą visą teliką. Galvoju, reikia iškart čia patiesinti, kad nereiktų toliau kažką galvoti. Atsitiesinau visai normaliai iš tikrųjų. Viskas čia atrodo neblogai, tai aišku, su nauju teliku tiksliai bus aišku. Šitą kaip ir galim būtų naudoti iš tikrųjų. Dar tiksliai neapsisprendžiau, nes kaip ir viskas yra ant jo. Biški čia palankstyti, gal, bet nežinau, gal ir tą patį naudosim, gal biški dar reiks pabandyti patiesinti kažkiek ten tą kampuką. Šitą galima kaip ir pakeisti atskirai. Tai aišku, priekinio bamperio reikia ten su grotelėm, prieš rūkas vienas, prieš rūko grotelį, šnervės, lempa viena ir paskui standartinės dalys, tai telikas ant klaustuko. Čia ortakis ant teliko pačioj, kur sukasi, balkis tas buferio metalinis, dugno apsauga ir ūsas po lempa. Netiek jau čia ir daug atrodo tų detalių. Tai vat įtep galvoju, kad čia gaunasi, žodžiu, nemažai vis tiek pinigų čia man remontui. Taip greit aš čia nesurinksiu ir norėtųsi iki tol turėti su ko važiuoti. Tai gal kas turit kokį triperį pasiūlyti. Principe biudžetas iki 300, gali būti be technikinės, tiesiog atvažiuojanti mašina būtų ir SDK, kad turėtų. Pate pažiūrėjus, vis tiek gaunasi, kad žymiai brangiau kainuoja susitvarkytą mašiną, dabar tiesiog neišeina. Plius man reikia šitą metalo krūvą išsivežti ir aš neturiu su kuo išsivežti. Tai labai man pasitarnautų triperis. Tai žodžiu, pabiškai žiūrinėjusi, pasiūlykite, jeigu kas užsilikęs pas kažką koksai gaidys, kuris dar važiuoja.